Esu Aidas Ditkus, Amber Paper įmonės vadovas. Mes esam gamybinė įmonė, gaminanti popierių maisto pramoniai. Pagrindinis mūsų produktas yra kepimo popierius ir silikonizuoti kepimo maišeliai sumuštiniams, kurie bus šildomi. Dabar esame Šalčininkų gamybos padalinyje, turime dar vieną gamybos padalinį Maišiagaloje Vilniaus rajone ir dabar pradedame paleidinėti naują gamyklą Jonavoje. Tai bus didžiausias mūsų gamybinis vienetas, pajėgiausias pagaminti didžiausius kiekius. Įmonė skaičiuoja daugiau kaip 20 metų istoriją. Per 20 metų mes evoliucionuojame, įsigijame naujus įrengimus, juos atnaujiname, kadangi rinka nestovi vietoje, reikalingas našumas, kiek galima didesnis. Mes atradome ADMA Transformer projektą per Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmus. Ir nusprendėme dalyvauti šiame projekte, kadangi atidarinėjame naują gamyklą Jonavoje. Tai yra pakankamai didelis iššūkis įmoniai, todėl mums būtina įsivertinti mūsų galimybės. Tai reiškia žinoti savo stipresnės pusės, žinoti savo silpnasias vietas, ką mes turime keisti ir kur turime sutelkti dėmesį, kad verslas ir mūsų rezultatai būtų sėkmingi. Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmai padėjo mums įgyvendinti ADMOS projektą. Jų konsultantų pagalba mums labai padėjo, mes jį pakankamai sklandžiai ir greitai įgyvendinome. Įmonė visą laiką atsinaujindama, siekdama pažangos, investuodama į naujus įrengimus, robotizaciją, skaitmenizaciją, mes visą laiką keliame mūsų įmonės našumą, kas leidžia mums būti konkurencingams visoje Europoje ir mūsų produkcija keliauja ne tik į Europą, Jungtines Amerikos valstijas, į trečias šalis. Mes visur esam konkurencingi, mes niekada nesam priversti pardavinėti už minimalią kainą, todėl kad mes orientuojamės į kokybę, greitį. Per inovacijas ateina visos žaliosios technologijos. Norint dirbti su didelėmis korporacijomis, tu turi būti tvarus, draugiškas gamtai, tavo produkcija negali teršti gamtos, tavo gamyba negali teršti gamtos, ji turi būti tvari. Rekomenduočiau ir kitoms įmonėms įsitraukti į šitą ADMO projektą, įsivertinti save, žinoti savo galimybės ir kryptingai, tendencingai eiti tuo keliu, kuris veda įmonę į progresą ir į tobulėjimą.